O, sveikas, užsiėmęs? Labas, o kas nutiko? Turiu tokį klausimą. Kas, jeigu noriu investuoti skirtingiam laikotarpiam, kokios strategijos turėčiau laikytis investavime? O, labai geras klausimas. Bet ar aš čia tiesiog su savim kalbuosi? Pala, gal geresnis yra variantas? Nu jo, manau, ne tik man, bet ir tavo žiūrovams būtų aktualus turinys. Labas, kaip supratai, šiandien noriu pasidalinti geriausiais pinigų įdarbinimo įrankiais pagal tavo pasirinktą investavimo laiką. Išskiriau 3 pagrindinės grupės. Investavimą iki 1 metų, tai reiškia iki 12 mėnesių. Investavimą nuo 1 iki 3 metų. Ir investavimą ilgesniam laikotarpiu. Ir vėl, tos praktikos, ką panaudosim tarp 1 ir 3, tinka iki 5, bet čia labiau toks strategiškai reikėtų apgalvoti tai. Ir žinoma, virš 5 tai jau netgi ilgesniam laikotarpiu tas pats tinka. Prie kiekvieno pavyzdžio be perteklinės teorijos praktiškai papasakosiu, kokie galėtų būti tavo investavimo tikslai ir žingsniai. Atitinkamai pasidalinsiu savo pasirinkimais kiekvienoje situacijoje. Ir jei skamba įdomiai, tai nepamiršk paspausti like po šiuo video ir važiuojam prie temos. Ir jei esi pradedantis investuotojas ar investuotoja ir dividendų eksperimento kanalą atradai tik dabar, siūlau tiesiog apačioje greit paspausti subscribe. Realiai šiame kanale pateikiu ir investavimo pradžiamokslus, ir informaciją būsimiems Wall Street'o vilkams ir vilkiams. Tad tikrai manau, kad toks nemokamas turinys padės tau sėkmingiau įdarbinti savo pinigus. Viskas, keliaujam prie temos. Pirmasis laikotarpis tai iki 1 metų arba iki 12 mėnesių. Pastebėjau, kad investavimas trumpam iki 1 metų laikotarpį dažniausiai aktualus 2 atvejais. Tai pirmu, sakykime, naujokai, kurie domisi pinigų įdarbinimu, paprasčiausiai nenori santaupų paleisti iš rankų ilgam laikui. Ir tas, noriu užsitikrinti, kad tai tikrai veikia. Antru, įvairios patirties investuotojai pastebi, kad jų banko sąskaitose šalia turimo pinigų rezervo per laiką susikaupia papildoma didesnė pinigų suma ir nenaudojama kapitalą kaip ir norisi panaudoti investavimui, bet kadangi pinigų galimai prireikti didesniems pirkiniams netolimoje ateityje, ranka pati svyra prie trumpalaikių pinigų įdarbinimo pasirinkimų. Abiem atvejais, nusprendus investuoti iki 1 metų laikotarpiu, sakyčiau, kad kosminių grąžų ir kosminių rizikų vaikytis tikrai neverta. Per didelę riziką. Vaizdžiai kalbant, jei sudėsi viską į bitkoinus, o pinigų prireiks po metų, nenustebk, jei fiksuosi didžiulį minusą nepastovioje rinkoje. Panaši taisyklė tik su mažesniais svyravimais galioja ir akcijų biržom. Jei per trumpą metų laikotarpį pagausi krizę, gali parduoti pozicijas skaudžiai ir sudeginti labai didelę pinigų dalį. Mano nuomonė, pagrindinis trumpalaikio investavimo tikslas turėtų būti saugus infliacijos aplenkimas. Saugus infliacijos aplenkimas. Svarbus dalykas. Nors įprasta metinė infliacija siekia apie 3% ilguoju laikotarpiu, Lietuvoje pastaruoju metu vyrauja vos 0,5% infliacijos tempas, o bendrai visoje Europos Sąjungoje apie 24 metais rudenį stebime 2,1% metinį pinigų nuvertėjimo greitį. Vėl nesenai turėjom 20. Čia infliacijos aplenkimo tikslas šiuo metu gali padėti aplenkti tokie paprasti ir saugus instrumentai, kaip pavyzdžiui prasti bankiniai indėliai. Lapkričio pradžioje Lietuvos bankai vis dar siūlo už metinius indėlius gauti apie daugiau negu 3% arba 3% grąžą. Tokiu atveju ne tik gali mėgautis pasyviomis ir jokių papildomų laiko sąnaudų nereikalaujančiomis pajamomis, bet ir grąžą fiksuoti labai saugiai. Lietuviški bankai indėlius pagal bendrą tvarką draudžia iki 100 000 eurų suma, tai yra kontroliuojami Lietuvos banko. Tad nors grąža nėra didelė, ji beveik 100% garantuota. Tiesa, tokia su tradiciniais indėliais yra tokia problemėlė. Bankuose metams padėtų lėšų paprastai anksčiau laiko nepasiimsi. Net ir išgryninus pinigus anksčiau nei baigėsi nustatytas terminas, automatiškai neteksi visų sukauptų palūkanų ir kartais dar mokėsi papildomas piniginės nuobaudas. Šioje vietoje trumpalaikiam investavimui, netgi geresnių pasirinkimų, galėtų būti tokie įrankiai kaip taupomoji D sąskaita. Čia joje šiuo metu gali gauti iki kažkur 4,8% metinių palūkanų, kurių dalis automatiškai į tavo sąskaitą būtų išmokamos kasdien, nelaukiant jokių terminų pabaigos. Tokiu būdu galima grąžą reinvestuoti ir dar labiau pasikelti galutinį investicijos pelną. Ir taip pat pinigus iš taupomosios D sąskaitos galima bet kada išsigryninti, neprarandant jų sukauptų palūkanų. Išsivedant pinigus į savo bankinę sąskaitą taikomas vienkartinis 7 eurų mokestis, bet jei taupomos didesnės sumos, metinis pelnas tą 7 eurų tarifą pralenkia ne 10 kartų. Kadangi pats dalį savo pinigų kaupiu taupomoje D sąskaitoje, greitai parodysiu savo asmeninės investicijos dalį, paraleliai laikau ir savo apyvartinių dalį lėšų iš verslo pusės toje pačioje D sąskaitoje, nes, kodėl pinigai turėtų sėdėti ir nedirbti. Šokam į mano asmeninį pavyzdį, tai čia apie 6 000 dalį finansinės pagalbės tiesiog laikau tokioj paprastoj sąskaitoj, kur kiekvieną dieną man į sąskaitą krenta tam tikra pinigų suma.
Dabar, jeigu pažiūrėsit į šitą paprastą pasirinkimą, tai nuo tų 6000 man pastoviai krenta 17 euro centų, 50 dolerio centų ir taip kiekvieną dieną. Dabar už savaitgalį kažkurioje vietoje turėtume pamatyti didesnę sumą, $50 ir 55 euro centai, bet tai tiesiog kiekvieną dieną krenta man į sąskaitą. Tai jeigu aš realistiškai palaikyčiau pinigus bent mėnesį, aš jau aplenkčiau tą, sakykime, paprasčiausią 7 eurų išsiėmimo mokestį. Tai tiesiog toks paprastas pavyzdys, kur dalis pinigų galėtų sėdėti mėnesį, kartais 3, kartais 6, kartais netgi 12. Ir kadangi mano tas toks emergency fund yra fokusuotas į tą pusę, kad dalis pinigų tikėtina čia sėdės labai ilgą laikotarpį, tai kodėl neįdarbinus jų, kad jie dirbtų bent jau su mažiausiamis palūkanomis? Vėl, tie procentai labai priklauso nuo Euriboro, nuo ką federalinis rezervas nusprendžia, tai jeigu tos palūkanos žemėtų, tai ir pasiūlymas momentaliai žemėtų. Anksčiau buvo už eurus arti 4%, dabar jau ten 3,17, už dolerius virš 5%, dabar jau tik 4,8, bet tai yra dar vis gerokai, sakykime, Lietuvos indėlių pasirinkimų lenkiantis pasirinkimas. Paraleliai man tai nereikalauja užšaldyti pinigų jokiam laikotarpiu, aš juos bet kada galiu persivesti ir naudoti savo naudai. Tai toks paprastas pavyzdys. Paraleliai, jeigu norite išbandyti, nuorodas aprašyme ir bonusas, kuris leidžia jums, jeigu jūs atsidarinėjate sąskaitą, atsidarėt nuo rugpjūčio 1 iki dabar, jeigu nuo lapkričio 1 iki metų galo pasipildysit didesnėms sumom, gausite iki 20 nemokamų akcijų. Išnaudočiau visi welcome kodukai aprašyme, pasižiūrėkit, pasižvalgykit, tikrai toks papildomas bonusas vien už tai, kad efektyviai taupot pinigus. Gerai, judam į antrą strategiją. Investavimas nuo 1 metų iki 3 metų. Jei įsivertini savo finansinius planus ir pamatai, kad papildomą didesnį pinigų kiekį investicijas gali lengvai nukreipti nuo 1 iki 3 metų trukmės laikotarpį, galbūt netgi iki 5 metų laikotarpį, šioje vietoje tau atsivers jau kito pelno lygio pasirinkimai. Tiek akcijų biržose, tiek šiaip verslo pasaulyje gali rasti gana saugių pasirinkimų, kurių palūkanos kokius 2 ar 3 kartus viršys indėlių uždarbį. Pradėkime nuo akcijų biržos. Akcijų birža. Emilis sakė, kad jeigu 5 metų nelaikai pinigų, tai į akcijų biržą neverta žiūrėti. Vėl, čia truputį kitas įrankis. Jei turi nemažą kapitalą, iš kurio norėtum saugių pasyvių pajamų ir nėra sudėtinga kelių metų laikotarpį tuos pinigus pamiršti, galbūt verta rinktis obligacijas. Tai toks angliškai bonds. Trumpai tariant, obligacijos yra vertybiniai skolų popieriai. Juos išleidusios privačios kompanijos arba šalių vyriausybės mainais už paskolintus pinigus reguliariai visą skolos grąžinimo laikotarpį moka investuotojų numatytas palūkanas. Taip pat obligacijos galiojimo pabaigoje kartu su paskutinė įmoka grąžinama ir pradžioje investuotojo įdėta pinigų suma. Šitas standartinis pasirinkimas yra įvairiausių obligacijų, ten galima jas sudėlioti pagal labai specifinę strategiją, kad ir dalis pinigų grįžtų, ir dalis kapitalo, bet standartas, kad pačiam gale gausit viską atgal. Realiai tokia savotiška paskola su papildomais niuansais. Tau turbūt dabar labiausiai rūpi, kiekgi grąžos gali realiai tikėtis iš obligacijų investavimo. Viskas labai priklauso tiek nuo skolininko kredito reitingo, tiek nuo paskolos laikotarpio, tiek nuo tarptautinės palūkanų normų situacijos. Tačiau jei kalbėsime apie vidutinius scenarijus, patikimų vyriausybių bei aukštesnio kredito reitingo korporacijų obligacijos gali lengvai duoti nuo 4 iki 6% metinę grąžą. Tuo tarpu rizikingesni verslai ir kompanijos, kurios nori greičiau pasiskolinti daugiau pinigų, už obligacijas gali mokėti ir 7, ir 8, kartais ir 10% metinių palūkanų. Žinoma, čia galima rasti ir dar pelningesnių pasirinkimų, bet ten prasideda gerokai didesni pradiniai kapitalai, kurie dažnai viršija 100 000 eurų. Gaunasi, kad vienam verslui momentaliai skolinam 100 000 sumą, kas tikrai yra nemaža suma pradedantiems investuotojams. Vėl, renkantis obligacijas griežtai skatinu nežiūrėti tik pelno, o vertinti ir skolos grąžinimo galimybės bei tarptautinę palūkanų normų situaciją. Tokiu atveju geriau įsivertinsi, ar vertinamos obligacijos šiuo metu yra geras ir pakankamai saugus pasirinkimas tavo kišenį. Taip pat antroje vietoje man labiau galbūt patinkantis pasirinkimas nuo to 1 ir 5 metų laikotarpiui galimai puikiai tiktų P2P ir P2B, tai čia tas crowdfunding arba sutelktinis finansavimas ir tarpusavio skolinimas. Šioje vietoje schema irgi labai paprasta. Į minėtą sutelktinio finansavimo svetainės kreipiasi šimtai verslininkų ir privačių asmenų, kurie nori greitai gauti finansavimą savo projektą. Platforma paviešina tokias skolų užklausas, investuotojai sutelktinio finansavimo būdu suneša į platformą
investuojamą paskolos sumą, už tai investuotojai gauna platformoje numatytas palūkanas, o pati platforma uždirba tiek iš brangesnio pinigų perskolinimo investuotojai, tiek iš administracinių mokesčių. Vien 23 metais pagal Lietuvos banko statistiką mūsų šalyje veikiančios pagrindinės sutelktinio finansavimo platformos pritraukė virš 230 milijonų eurų. Čia tikrai didelis kapitalas. Nieko nuostabaus, juk iš vidutinės rizikos sutelktinio finansavimo projektų galima nesunkiai gauti kokių 10% metinę grąžą. Rizikingesni variantai generuoja net ir 11, 12, kartais net 13% grąžą. Tiesa, kad netektų nustebti ar nervintis dėl nemokių skolininkų, svarbu prieš renkantis konkrečius pasiūlymus atidžiai įvertinti skolininko mokėjimų galimybės ir rizikas bei tikslų kredito grąžinimo terminą. Tai kol vieni pasirinkimai laisvai telpa į 1-2 metų laikotarpį, dalis ilgalaikių privačių paskolų išsitęsia net į 10 metų grąžinimo terminą. Tai tikrai ne kiekvienam. Čia turim grojaraštį P2P World Financial Finance kanale, galbūt pravers pasižvalgyti į tam tikrus pasirinkimus, į kuriuos žvalgomės mes. Keliaujam prie paskutinės dalies. Investavimas nuo 5 metų arba 5 metai plus laikotarpį. Jei didesnį pinigų kiekį nuspręs įdarbinti ilgam laikui, tai yra mažiausiai 5 metams, čia atsiranda dar daugiau galimybių rinktis kitokius variantus, būtent akcijų biržose. Paaiškinimas čia paprastas. Kuo ilgesnis investavimo laikotarpis, tuo didesnė statistiškai tikimybė, kad nedidesnės krizės bei korekcijas rinka sėkmingai veiks. Panagrinėkim viską per praktinį 500 pagrindinio Amerikos biržos akcijų indeksą S&P 500. Tie, kas investavo į šio indekso fondus 19 metais arba 19 metų pabaigoje su viltim po kokio pusmečio sėkmingai uždaryti pozicijas, nes 10 metų iš eilės įsaugo, greičiausiai turėjo labai gerą pamoką, kai dėl COVID beprotystės rinkos greit smigo žemyn. Tie, kas suplanavo į S&P 500 pasirinkimus investuoti iki 3 metų laikotarpio, džiaugiasi maždaug 20% prieaugį, o ilgalaikės strategijos šalininkai per maždaug 5 paskutinius metus jau skaičiuoja beveik dvigubai išaugusius pinigus ir ramiai savo renkasi naują Ferrario spalvą. Aišku, toks pavyzdys ateityje neatsikartos visiškai identiškai, bet jis iliustruoja, kad plačiai ir saugiai į augančią ekonomiką diversifikuoti pinigai beveik garantuotai po sukretimų duos nemažą pelną, jei turėsi kantrybės išlaukti geresnių laikų. Ir dabar tu turbūt galvoji, čia viskas aišku. Emilis vėl sakys, kad ilgalaikiam investavimui labai gerai būtų vien tik koks nors plačiai diversifikuotas akcijų fondas, S&P 500 indeksą sekantis VUA. O vat ir ne. Nors pasyvus investavimas yra saugus ir labai universalus pasirinkimas, jei tik turi daugiau investavimo žinių ar noro pasėdėti prie portfelio formavimo, gali ilgalaikiam investavimui pasirinkti ir tokias strategijas kaip pavyzdžiui Core Satellite. Universalių Core Satellite strategijos taikymo atveju bent 70% portfelio rekomenduojama paskirti žemesnės rizikos ir stabilesnės grąžos instrumentams. Būtent šioje vietoje kaip portfelio brandolį ir matyčiau kelis tokius fondus kaip VUA. Pavyzdžiui, šis mano pamėgtas pasirinkimas per 500 galingiausių JAV verslų iš esmės investuoja į visą pasaulį ir istoriškai ilguoju laikotarpiu investuotojams generuoja 10% metinę grąžą. O likusią portfelio dalį pagal minėtą strategiją galima skirstyti įdomesniems didesnės rizikos pasirinkimams, kurie gali generuoti ir daugiau grąžos. Pavyzdžiui, sukaupus pakankamai žinių apie pavienių akcijų investavimą, galima biržoje susižvejoti kelis perspektyvių kompanijų pasirinkimus. Jei tavo pavienių akcijų pasirinkimai pasitvirtins, per kelis metus laisvai gali fiksuoti 15, 20, o kartais ir dar didesnę metinę kapitalo grąžą. O kartais pasirinkimai neduos planuoto pelno, praradimus kompensuos saugiau įdarbinta portfelio dalis. Būtent saugus rizikų valdymas ir yra esminis Core Satellite strategijos privalumas. Mes nerizikuojam savo ateitimi šitoje vietoje. Manau, tikrai pasirinkai minčių, kaip efektyviai įdarbinti pinigus pagal skirtingus investavimo laiko planus. Bet šiuo metu daugam apskritai kyla rimtesnis klausimas. Kaip iš vis elgtis su pinigais ir ko tikėtis iš rinkų, kai palūkanų normos krenta. Savo nuomonę išdėšiu dabar ekrane matomame video. Jei įdomu, spausk ant nuorodos ir per lygiai 10 minučių išsiaiškink, kokios yra JAV ekonomikos ir kartu beveik viso likusio pasaulio perspektyvos artimiausioje ateityje. Nepamirštam paspausti like ir subscribe ir susitiksim sekančiame epizode.